Lietuvoje greičiausiai yra dar blogiau, nes Lietuvoje yra labai daug tabų šito klausimu. Tai kokie nusiskundimai vyrauja pas jūs? Dažniausiai pacientai ateina, nes pamato kraują. Koks tai yra ryšys tarp nėštumo ir, sakysim, koloproktologijos? Labai dažnai, kai moteris laukiasi, paūmėja arba pradeda vystytis hemorojiniai mazgai. Dabar mes gydysim konservatyviai, tačiau jums reikėtų pradėti galvoti apie operaciją. Tu gali valgyti tas salotas, kiek nori, vis tiek niekas nepasikeis, nes tokia žarnos funkcija yra. Tai yra įgimti dalykai. Sveiki, Vilnelės klinikų sveikatos virtuvės žiūrovai ir klausytojai. Šiandien kalbėsime apie koloproktologiją. Ir kalbėsime su gydytoja Vita Klimašauskienė, gydytoja koloproktologė. Labą dieną visiems. Ačiū profesoriau, kad pakvietėt pasikalbėti šią aktualią temą. Ačiū labai, kad atvykote. Norėčiau pradėti nuo tokio tradicinio klausimo, kurį užduodu visiems savo pašnekovams. Kodėl pasirinkote mediciną ir galiausiai koloproktologiją? Čia yra ilga istorija, labai ilga istorija, bet neatsiplėsiu labai. Tiesiog dar mokyklos laikais svajojau padėti žmonėm. Ir taip eigoj studijų mokslų pasirinkau mediciną. Įstojus mediciną susidomėjau chirurgiją. Chirurgija mano akimis yra tas sritis, kur tu žinai, kad savo rankų darbu tu gali padėti žmogui. Kitaip tariant, atėjau, padariau operaciją, žinau, kad padėjau. Mes čia nekalbėsim dabar apie komplikacijas visą kitą, bet tu žinai, kad tu padarai viską, kas galima. Kodėl koloproktologija? Vėlgi čia yra kita istorijos dalis. Jau kai įstojau rezidentūrą, susidomėjau būtent žarnų lygomis, išangės lygomis ir pradėjau po truputėlį jau tai gilintis. Dirbdama, teko laimė dirbti metus Londone, pamačiau, kokia yra problema būtent proktologijos srityje, kiek yra įvairiausių lygų, kiek yra pacientų, koks didelis kiekis, ypač moterų. Ir aš taip bežiūrėdama į tą situaciją Londone, priėmiau sprendimą, kad Lietuvoje greičiausiai yra dar blogiau, nes Lietuvoje yra labai daug tabų šito klausimu ir nusprendžiau būtent specializuotis šitoj srity, kad būtų bent jau žmogus, pas ką tos moterys galėtų ateiti, pasirodyti, kaip tariant, išdrįsti, nes tikrai ne visos gali eiti pas vyrą koloproktologą. Ir taip po truputį aš atsiradau šitoj srity. Pakalbėkime apie tabų. Iš tiesų, tai sritis truputį kitokia negu kai kurios kitos. Mes, sakysim, galim pasakyti miokardo infarktas, ar ne? Pacientai netgi kai kurie sako, aš kaip karo veteranas, ar ne, kažkoks tai. Persirgau miokardo infarktą, jisai nedidžiuojas, kad išgyveno ir gali pasakoti kitiem artimiesiams. O apie koloproktologijos problemas arba liga žarnų, išangės, nieks turbūt nesigirs. Apie hemorojų turbūt retas, kuris pakalbės. Tai toks tabų ir sakysim, tokia stigma visuomenėje egzistuoja. Kaip jūs su tuo tvarkotės? Nes čia iššūkis pasirinkti šitą sritį buvo. Taip, tam tikrą prasme iššūkis. Iš kitos pusės man tai yra natūrali kūno dalis. Į išangę, į tiesią žarną, apskritai žarnyną žiūriu kaip į natūralią žmogaus dalį, kas tai ir yra iš tiesų. Ir su pacientais neretai pajuokauju, kad taip, prie kalėdų stalo nieks tikrai nesigiria, kad man čia hemorojus, ar įpleša, ar kažkokia kita bėda. Bet turint omeny, kiek pacientų ateina, žmonės realiai domisi apie tai, po truputį pradeda apie tai kalbėti, nes būna, jog ateina, sakykime, pacientė ir sako, žinot, man mano draugė papasakojo apie, kad buvo pas jūs, kad man nustatė ten kažkokią tai ligą, tai va dabar aš atėjau. Reiškia, žmonės po truputį kalbasi. Tai labai mažai žingsneliais, labai lėtai, bet tas tabų tampa nebe tabu ir žmonės apie tai išdrįsta kalbėti, kas aš manau yra labai gerai, nes tai yra natūrali mūsų kūno dalis ir niekur nedings, jinai turi savas problemas ir taip, galbūt ta didžiavimuose, kad aš turiu hemorojų, niekada nebus, bet aš manau, kad mes pasieksim tą dieną, kada nors ateityje, kada žmonės drąsiai galės sakyti, taip, aš buvau pas proktologą. O kaip
sunkiau dirbti ar su moterimis, ar su vyrais? Nes vyrai, mano pacientai, pavyzdžiui, jie irgi keliauja pas jūs ir jie patenkinti tom konsultacijom. Man visada yra dilema ir dalis vyrų tai abejoja, ar jis tikrai eis pas moterį koloproktologę. Jeigu kitas specialybės jie turbūt lengvai sutinka. Tai yra tokios sritis, urologija, ginekologija, koloproktologija, jos tokios intimesnės ir vat kaip tie vyrai, pacientai. Pirmiausia, jeigu pažiūrėsim į demografiją mano pacientų, tai 90% yra moteris. Iš principo vyru ateina mažai, gal dėl to, kad vietas užima moteris ir jau tiem vyram nebelieka tų vietų, viena iš priežasčių. Kita priežastis yra, kodėl vyrų mažiau ateina, be abejo, irgi dėl to, kad, aš esu moteris, taip jau yra. Bet yra vyrų, kurie tikslingai nori ateiti, tikslingai ieško, nes jo žmona buvo, arba kaimyno žmona buvo ir pasipasako, kad tokia Klimašauskienė buvo ir apžiūra buvo ten tokia neskausminga, dar kažkas tai. Ir tada jie tikslingai ateina. Aišku, yra dalis vyrų, kur aš jokių būdų neisiu pas moterį, tik pas vyrą. Puiku, viskas labai gerai, yra puikių proktologų vyrų, bet kai kurie tikslingai renkasi būtent, kad galbūt švelniai, galbūt ramiai, galbūt, kad aš daugiau papasakoju kažko tai. Nes aš tikrai labai daug stengiuosi kalbėti su tais pacientais, edukuoti juos tiek apie tuštinimąsi, tiek apie jų problemą, kiek įmanoma daugiau paaiškinti tiek apie procedūras, apie operacijas, net kaip vaistų veikimą, jeigu yra poreikis. Tai kokie nusiskundimai vyrauja pas jūs? Dažniausiai pacientai ateina, nes pamato kraują. Dažniausiai, bet aišku, tas labai gąsdina ir visus gąsdina, ir aš pati išsigąsčiau be abejo. Kitas skundas dažniausiai yra skausmas, tiek tuštinimosi metu, tiek netuštinimosi metu. Niežulys, vėlgi labai dažnas skundas, o yra kai kurie tiesiog neturi jokių skundų, bet ateina, sako, aš noriu tiesiog pasitikrinti. Dažniausiai tai būna moteris, kurios planuoja nėštumą, arba vyresnio amžiaus moterys. Neretai ateina ir su tokiais skundais, kaip nieko neskauda, bet kažkokia ten atauga. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai yra dažniausiai pasitaikę. Paminėjote nėštumą, kad platesniam klausytojų ir žiūrovų ratui būtų aišku, koks tai yra ryšys tarp nėštumo ir, sakysim, koloproktologijos. Labai dažnai, kai moteris laukiasi ar ne, paūmėja arba pradeda vystytis hemorojiniai mazgai. Tai yra susijęs su slėgiu kraujagyslėse, ypač venose, su gimdos padidėjimu, be abejo svorio prieaugiu. Neretai dar, aišku, nėštumo metu būna ir vidurių užkietėjimas. Dėl tiek mechaninio spaudimo, tiek apskritai dėl hormonų pasikeičia ta žarnyno veikla. Tai moteris neretai tiek prieš nėštumą, norėdamas profilaktiškai pasitikrinti ateina, tiek jau nėštumo metu ateina, nes įvyksta išangiai pablogėja situacija, atsiranda hemorojiniai mazgai, ar tai trombozė kokia nutinka. Ir tada jau jos ateina, aišku, yra dalykų, yra apribojimai, mes negalim daug ko padaryti nėščiai moteriai, tiek vaistų negalim bet kokių paskirti, nes yra nėštumas. Tačiau taip, tos problemos gali išangės srity paūmėti būtent nėštumo metu. Gera žinia ta, kad po gimdymo didžioji dalis tų problemų išsprendžia savaime. Net kažkokių labai stiprių intervencijų ar gydymo priemonių nereikia. Neretai pusės metų, net iki metų bėgyje, organizmas pats susitvarko. Tai jeigu, sakykime, po gimdymo tie hemorojiniai mazgai buvo labai dideli, skausmingi, kažkas tai labai blogai, tai tikėtina, kad po metų laiko greičiausiai nieko daryti ir nereikės. Pradėjom apie hemorojų. Tai visgi kas tai per liga? Ar tiesa tai kraujagyslių liga? Yra įvairių teorijų apie hemorojinius mazgus. Taip, jie yra susijęs su kraujagyslėm, tai yra išangės kanalo, tos anal cushion vadinamos pagalvėlės kraujagyslių rezginiai, kurie susiję yra su būtent slėgio pasikeitimais, tai yra dėl sėdimo darbo, dėl didelio fizinio krūvio, kai didelį svorį kelia, bet jau kalbėjome apie nėštumą, slėgis padidėja. Ir kadangi tai yra smulkios kraujagyslės, jos plečiasi ir suformuoja tokius kaip kraujagyslinius mazgus, kurie su laiku, ypač mechaniškai traumuojami, kai yra vidurių užkietėjimas, po truputį pradeda lysti į išorę. Ir kaip sakant, tas hemorojaus laipsnis didėja, nes pati pradžia yra 1 laipsnis, tai yra maži visiškai mazgeliai, o jau patys didžiausi 4 laipsnio, kurie jau krenta išorė ir atgal nebenori sugrįžti. Jau tada, aišku, prieiname ir iki chirurginių intervencijų. O kaip jūs nusprendžiat, kada reikia gydyti vaistais, o kada jau reikia imtis chirurgijos?
Visada aš asmeniškai pradedu nuo vaistų. Visada. Nesvarbu, kokio dydžio yra hemorojiniai mazgai, nes jeigu pacientas 20 metų turėjo simptomus ir tik dabar atėjo, aš jam nustatau 4 laipsnį, tai ir žmogus nėra išbandęs jokio normalaus gydymo, tai be abejo, pirmiausia, aš jam paskiriu vaistą, tai pagal situaciją konkrečią, ir jeigu jau matau, kad vis tiek reikės operuoti, aš tam žmogui paaiškinu, kad dabar mes gydysim konservatyviai, tačiau jums reikėtų pradėti galvoti apie operaciją, nes geriau nuo vaistų kažkiek bus, bet be operacijos jūs neišsisuksit. Aišku, yra žmonių, kurie gyvena su 4 laipsnio hemorojiniais mazgais ir jiem visiškai netrukdo, jiem neskauda, jiem minimaliai kraujuoja. Prašau, galima gyventi, jeigu nemaišo, tikrai nieks nesakys, kad jūs numirsite, jeigu neišoperuosit. Tikrai taip nebus. O va toks klausimas apie vaistus dar sugrįžtant, nes daugelis žmonių dar baisu operacija, jeigu čia mes kalbam, tai, sakysim, jie ateina į vaistinę ir jie prašo ko nors nuo hemorojus, ar ne, vaistininkas pažįstamas, pavyzdžiui, tai iš vis galima pakalbėti, kaip sako, dušion. Visgi tie vaistai tai dažniausiai žvakutės, ar ne? Arba tepaliukai. Klausimas toks, ar čia gydytojo visgi įsikišimas svarbu šituo atveju, ar čia jis gali tiesiog vaistiniai kažko tai paprašyti? Čia galima dviejopai pažiūrėti. Iš vienos pusės, jeigu tai yra tikrai hemorojus, jeigu pacientui jau buvo anksčiau nustatyta, jis jau žino, jau yra ne pirmas kartas, tada taip, iš tikrųjų galima kreiptis į vaistininką ir vaistininkai neretai visai neblogai patarė, kokią priemonę panaudoti. Kartais ir pacientai jau patys žino, kas jiems geriausiai tinka. Tačiau, jeigu pacientui nutinka simptomai pirmą kartą gyvenime ir jis galvoja, pasiskaito internete, man turbūt hemorojus, nes atitinka ten tuos simptomus. Jis nueina į vaistinę, vaistininkas stengiasi jam padėti, parekomenduoja priemonę, pacientas naudoja, aišku, reikalai negerėja. Realybė yra tokia, kad kol niekas nepažiūri tą išangę, niekas nežino tiksliai, ar ten tikrai hemorojus, ar ten nėra įplėša, ten gali būti, pavyzdžiui, skausmingas polipas, ten lygiai taip pat gali būti ir onkologinis procesas. Tai galbūt kažkokiam tai trumpam periodui pirmą kartą susidūrus su simptomais pasinaudoti vaistininko patarimais taip, tikrai galima, bet kažkurio momentu tikrai turėtų apžiūrėti specialistas. Čia noriu pasakyti visiems žiūrovams ir klausytojams. Ateikite pasitikrinti pas gydytoją bent pirmą kartą, kad nustatytų jums ligą. Ir nepamirškite prenumeruoti mūsų tinklalaidės Sveikatos virtuvės. O dabar paklausome mūsų ambasadorės Agnės Grigaliūnienės klausimą. Net neabejoju, kad daugelis žmonių turi šitą klausimą galvoje ir dažnai nesmagu mums užduoti klausimus su tokiamis tarsi intimesnėmis detalėmis. Tai klausimas paprastas, ypatingai tiems, kurie praleidžia daug laiko dirbdami ir sėdėdami arba vairuodami. Ar ilgas sėdėjimas prie kompiuterio darbo vietoje, ar ilgas vairavimas gali sukelti žmogui hemorojų? Ilgą laiką sėdina, vairuojant, dirbant, tolimi skrydžiai, ar ne, yra nuolatinis spaudimas tarp fetės išangės srity, tas be abejo nepadeda. Vėlgi didėja slėgis nuolat sėdint, ten susidaro stazė, ypač veninė stazė, ir dėl to gali plėstis hemorojiniai mazgai ir vėl sukelti tam tikrus nepatogumus. Tai rekomenduotina būtų po kažkiek laiko daryti pertraukas, reiškia, jeigu mes turim kelionį ilgą automobiliu, ar ne, tai kas keletą valandų sustoti, pasivaikščioti, prasimankštinti, o kad nesėdėti ten 10 valandų be sustojimų. Lėktuve truputį sunkiau, bet irgi yra įmanoma. Tikrai įmanoma, išbandžiau, galima pasivaikščioti po lėktuvą. Galima pasivaikščioti po lėktuvą. Galima, tikrai galima. Suskridus 13 valandų ir jau pasivaikščioti. Aišku, tai skrisdami lėktuve leiskite savo pasivaikščioti. Toks palinkėjimas. Taip. Jūs kalbate su pacientu apie tai, kad gyvenimo būdas taip pat gali turėti turbūt įtaką, greičiausia, ar ne? Taip. Ir jūs turbūt kaip niekas kitas geriausiai žinote, o kasgi iš tikrųjų yra tas evidence-based gyvenimo būdė koloproktologijoje, ar ne? Kas yra įrodyta? Ir ką jūs patarė daugiausia tiem pacientam? Šiaip tendencijos yra tokios, truputį iš toliau pradėsiu. Hemorojus ir apskritai išangės ligos jaunėja. Ir tai yra akivaizdu, kad yra susijęs su mūsų gyvenimo būdu, gyvenimo aplinka, su mūsų mityba ir apskritai maisto kokybė. Kai aš mokiausi, buvo sakoma, kad vaikams hemorojinių mazgų nebūna. Deja, bet šiais laikais jau būna. Netgi vaikams. Paaugliams jau nustatomis yra hemorojus.
Taip kad tie pacientai jaunėja iš tikrųjų ir aš visą laiką pacientų klausiu, sakau, ar jūs turit problemą su vidurių užkietėjimu? Nu, sako, va, būna. Ir tada aš pradedu klausti, kiek jūs vandens išgerat, ką jūs valgot. Aišku, visiems atrodo labai keistai, nes sako, aš atėjau dėl skausmo išangė, manęs čia klausinėja, kiek aš salotų suvalgau. Bet tai yra svarbus dalykai, nes mūsų tuštinimas tiesiog yra priklausomas nuo mūsų mitybos. Reiškia, nuo skysčių vartojimo, nuo skaidulų suvartojimo, nuo fizinio aktyvumo, nuo mūsų darbo pobūdžio, sėdimo ar tai stovimo. Fizinis aktyvumas vėlgi, ką mes sportuojam, kaip mes sportuojam, ta mūsų maisto kokybė. Visi šitie dalykai susideda. Čia aš nekalbu apie genetiką. Genetika taip, jeigu ten šeimoje visiems buvo hemorojus, nu tai faktas, kad tau irgi bus tas hemorojus. Bet aš kalbu apie tai, ką mes galim kontroliuoti. Ir aš stengiuosi su pacientais kalbėti, kad jums reikia išgerti mažiausiai 2 litrus vandens. Aišku, jeigu aš pradėčiau tiksliai skaičiuoti, tai ten gautųsi dar daugiau, nes pagal rekomendacijas reikia, nu, taip vidutiniškai apie 30 ml kilogramų išgerti. Bet žinot, mes su profesoriumi Stuku turėjom pokalbį sveikatos virtuvėje ir po to apie jį parašė Delfi. Ir komentatoriai pikti baisiai rašė, jie visai išprotėjo, jie reikalauja 2 litrų vandens gerti, tai yra nesuvokiamas vandens skaičius. 2 litrus išgerti vandens yra sunku. Vienas išgeria 5 stiklinės maksimum, reiškia, rašė ten ir taip toliau. Tai kaip jums atrodo, ar tai įmanoma pasiekti? Aš manau, čia yra tiesiog nenoras gerti vandenį. Ir neretas pacientas ateina ir sako, nu aš išgeriu ten 0,5 litro, nes man neskanu. Nu, gerai, tai galim padaryti, kad būtų skanu. Į tą vandenį galima įsilašinti apelsinų sulčių lašelį, nes sultis iš principo yra desertas, tai nesiskaito vanduo. Citrinos sulčių gali įsilašinti, jeigu tau neskanu, bet 2 litrus išgerti, nu, atsiprašau, bet man tai yra juokinga, nes aš išgeriu beveik 3 per dieną. Tai yra įmanoma. Ir tai padės išvengti tų dalykų, kurie jūs labai vargina. Vidurių užkietėjimo prevencija geriausia vanduo. Nebūtinai 100% išspręs, nes jeigu visą laiką yra valgomi vien tik baltų miltų produktai, tai tu gali 5 litrus išgerti ir nebūtinai išspręs. Labai svarbu nepamiršti skaidulų. Va, čia labai svarbus momentas, nes Lietuvoje labai mėgsta visi konditerinius visokius gaminius, kurie nieko gero dažnai neduoda sveikatai. Vaisiai, daržovės, galima naudoti ir papildus, tokius kaip gysločių lobelės, sėlenas, sėmenis, į tą pačią varškę, jogurtus, receptų galima prigalvoti įvairiausių. Yra tikrai būdų, kaip praturtinti tą mitybą, net jeigu ir, sakykime, yra žmonių, kurie nemėgsta tų daržovių, bet yra būdų, kaip praturtinti mitybą skaidulomis, nevalgant vien tik tai salotų. Noriu jūsų paklausti apie skysčius. Jūs minėjot vandenį, bet o kaip yra su kava, mineralinio, energetiniais gėrimais? Ar tie produktai irgi galėtų būti rekomenduojami papildyti mūsų vandens balansą? Vanduo, mineralinis vanduo, tai yra vanduo, kas ir mums priklausytų išgerti tos 2 litrus ar ne per dieną. Kava arbata, kadangi sudėty turi kofeino, tai gali veikti tiek kaip diuretikas, kas paskatina šlapimo išsiskyrimą, tai galbūt nesiskaičiuoja prie skysčių. Jo labiau, kad kavos 2 litrų nieks negeria tikriausiai, tas būtų labai nesveika. Energetiniai gėrimai iš viso yra nerekomenduotini mano nuomonė, nes jie gali dideliais kiekiais vartojimą sukelti net ir kai kuriais atvejais žinoma kolitus. Sultis yra iš principo desertas, nes tai yra labai daug cukraus turintis gėrimas. Na, tai realiai skysčių mūsų dienos norma turėtų būti pasiekiama vandeniu, gali būti mineraliniu vandeniu, bet jokių būdų negazuotų visą laiką, kažkiek turi būti negazuoto, o visi kiti gėrimai yra kaip papildomai. O pradėjom kalbėti apie vidurių užkietėjimą ir čia tokia labai įdomi sritis. Iš tikrųjų, pacientai kreipiasi labai daug gydytojų, į daug įvairių gydytojų, kad pas gydytojus gastroenterologus, aišku, pradeda nuo šeimos gydytojų, dažniau tai nuo vaistininkų, patys išbando kažkokius tai preparatus, gastroenterologai konsultuoja, bet koloproktologai konsultuoja irgi tokius pacientus. Ir kaip jums pačiai atrodo, ar iš tikrųjų žmonės teisingai pasirenka, net apie gyvenimo būdą mes kalbėjom tarsi, bet apie tos preparatus, kuriuos jie įsigyja vaistinėse ir jie pradeda jais piknaudžiauti net kartais ir taip toliau. Tai čia chaosas yra toksai šitoj situacijoj. Mes kalbam apie laisvinamuosius turbūt, ar ne?
Yra, nes, matot, vėlgi, jeigu žmogaus mityba yra pilna skaidulų, išgeria daug vandens ir yra vidurių užkietėjimas, vis tiek reikia ieškoti priežasties, kodėl taip yra. Nes kartais tai yra genetiniai dalykai, paveldimi dalykai, ilgesnis žarnynas negu įprastai, lėtesnė susitraukimai žarnos, kur, ta prasme, tu gali valgyti tas salotas, kiek nori, vis tiek niekas nepasikeis, nes tokia žarnos funkcija yra. Tai yra įgimti dalykai, bet vėlgi tam reikalinga atlikti tam tikrus tyrimus, kad tą nustatyti. Tai nėra labai dažnos situacijos. Su laisvinamaisiais kaip yra, tam tikrose situacijose taip, aš manau, kad netgi visai ir naudinga juos panaudoti, ypač kada yra, kaip aš savo pacientams sakau, dabar bus kalėdos, visi valgysim viską ir viduriai greičiausiai visiems kietės. Tai yra geriau tada vienkartinai išgerti laisvinamųjų, negu kada labai stipriai užkietėja, žmogus negali normaliai išsituštinti, stipriai stumia, stanginasi, plyšta, įplešos, kraujas, skausmas, turim bėdą. Tai va tokiose situacijose aš suprantu. Kai yra situacijos, kada aš tingiu gerti vandenį, aš geriau išgersiu dufalacho, tai po 10 metų tas laisvinamasis vaistas gali nebeveikti, tada bus geriamas kitas vaistas, tada po kažkiek metų jis vėl nebeveiks ir ką tada darysim? Tada nebebus ką daryti, kai visi laisvinamieji nebeveiks. Kažkaip tuštintis tai reikės, o priemonių daugiau ir nebeliks. Aišku, čia ilgalaikį perspektyvų. Sveika gyvensena yra geriau negu vaistai, tą turėkim galvoje. Gerai, hemorojus neretai baigėsi ir operacija ir tas kelias iki tos operacijos nėra lengvas žmogui, nes lengviau turbūt operuoti ranką negu užsiimti žarnyno operacijom, ar ne, arba pacientai dažnai galvoja, kaip čia bus, ar aš čia labai ilgam negalėsiu dirbti, sėdėti, tuštintis, aš kentėsiu baisius skausmus, gulėsiu ant pilvo kelias savaitės. Pabandykit papasakoti apie tuos mitus ir kaip čia jūs sprendžiat šitą problemą. Pirmiausia, aš savo pacientam paaiškinu. Pirmą dieną, kai mes pradam jau kalbėti apie operaciją, aš pacientui paaiškinu, kas vyksta operacijos dieną ir kas vyksta po to. Ir aš viską sakau tiesiai, šviesiai, kaip yra. Taip, jums skaudės. Kaip stipriai, nežinau. Nes yra pacientų, kur paskauda kelias dienas ir jie toliau išeina netgi dirbti po kelių dienų po operacijos. Yra tokių atvejų buvę. Yra pacientų, kur kelias savaitės skauda. Bet tai nereiškia, kad tas skausmas būna nuolatinis. Dažniausiai skauda, taip, pirmom dienom taip, be abejo skauda nuolat. Visada yra skiriami nuskausminantieji preparatai, aš net kelių rūšių kartais pacientam rekomenduoju. Paskui dažniausiai skauda tuštinimosi metu. Ypač jeigu yra kietesnės išmatos, nes po operacijos gali kietėti vidury, nes operacija yra stresas organizmui ir žarnynas automatiškai lėtėja. Tai po operacijų taip ir laisvinamosius paskiriu. Bet tai nereiškia, kad tas 3-4 savaitės po tos operacijos neįmanoma bus gyventi, neįmanoma bus vaikščioti, neįmanoma bus sėdėti. Ne, bus įmanoma ir vaikščioti, ir sėdėti, ir šuniuką pavedžioti. Tik tai atitinkamos yra rekomendacijos, ką reikia daryti, kad būtų lengvesnis tas gyvenimas. Atitinkamai po operacijų, žiūrint kokio tipo beje operacija, rekomenduojama yra tik tai po dušu praustis, jokių baseinų, jūrų, vandenynų, jokių fizinio, didelių, aktyvių Nereiktų veiklų. skristi Tenerifę. Ne, tikrai ne, nes tada rizikuojam infekcijom, pūliniais, fistuliam ir dar didesnėm problemom. Nekilnoti štangų, bulvių maišų, netasyti, žodžiu, save pasaugoti, taip sakant, bent jau tas 4 savaitės po operacijos save mylėti. Taip, vaistus nuo skausmo gerti, nebijoti, taip naudoti ten tabletės ar tepaliukus, ar atitinkamai pagal konkrečią situaciją, kas yra paskirta, nes yra moksliškai įrodyta, kurie tepalai padeda sumažinti tą skausmą. Ir atitinkamai, aišku, po operacijos mes bent jau aš asmeniškai ir tikrai ne vienas proktologas padarom vietinį bloką anestetikais, kad pacientui kuo mažiau skaudėtų. Tai visą tą aš pacientui papasakoju, paaiškinu, kad žmogus žinotų. Antrą kartą visa ta pati informacija yra pakartojama, kai pacientas atvyksta jau operacijai į įstaigą, nes pirmą kartą pacientas išgirsta kokį trečdalį tik tai. Antrą kartą jau kai pakartoju, jau pusę jisai girdi, o trečią kartą jau kai po operacijos žmogų išleidinėjai, tada visą tai aš dar užrašau raštu ir dar kartą pakartoju. Tai tada žmogus jau supranta, kas jo laukia ir kai žmogus žino, automatiškai jam yra lengviau. Taip, jam skauda, taip, jam ten ir pakraujuot gali, ir visko gali nutikti, ir kai ateina kontrolė po maždaug, grubiai 1,5-2 mėnesių pasirodyti, sako, žinot, nebuvo taip blogai, kaip jūs sakėt. Tai va, tai aš manau, kad svarbiausia dalis yra žmogui aiškiai pasakyti, kas bus,
ir tada tie lūkesčiai yra visai kitokie ir žmogus automatiškai jaučiasi visai kitaip po tos operacijos, negu nežinodamas, kas ten bus. Ar paskaitys internete. Na va, matot, mėlyjeji, iš tikrųjų tai išgyvenama. Išgyvenama. Klausykite ir žiūrėkite Sveikatos virtuvę ir prenumeruokite Spotify ir YouTube. Tai Vita Klimašauskienė šiandien su mumis ir mes bandom išsklaidyti tam tikrus mitus apie koloproktologiją. Aišku, dažnai pacientai asocijuoja koloproktologą su hemorojum, bet tai netiesa turbūt ir jūs turit begalės kitų problemų spręsti. Egzistuoja išangės įplėšos ar ne, su kuriuom irgi dirbat. Beje, kas tai yra per problema? Išangės įplėša, tai taip liaudiškai šnekant žaizda. Kitaip tariant, įplyšta gleivinė, kartais net iki raumenų, gan giliai, iki išangės sfinkterio raumenų ir dėl to pacientam skauda. Spazmuoja tie raumenys, kraujuoja, ir tada turim problemą, nes jie pasituštinti normaliai negali. Įplėšos gali būti lėtinės, gali būti ūminės. Ūminės be abejo nutinka čia ir dabar, pacientai dėl skausmo kreipiasi ir tada gydom. Dažniausiai vis tiek gydymas yra konservatyvus, bent jau pirmoje etape. Kartais pacientai, nežinot, man pagerėjo, nutraukė tą gydymą, įplėša nebūtinai būna sugijus ir gali pasidaryti lėtinį. Ir tada jau draugaujam ilgai ir nuobodžiai ir tada kartais tenka operuoti. O pavyzdžiui, pūliniai, paraproktitai, visi kiti tokie dalykai, kurie jums irgi gali kelti turbūt. Taip, pūliniai nutinka, pūliniai yra dažniausiai ūmi būklė, tai jau jie pacientai retai pasitaiko, bet atsiduria ir Vilnelės klinikose su pūliniais. Tai yra skubios intervencijos reikalaujanti situacija, kad reikia skubiai operuoti, atlikti to pūlinio išvalymo operaciją. Dažniausia priežastis, kodėl tie pūliniai nutinka, yra fistulės. Fistulė tai yra patologinis takelis tarp tiesiog žarnos arba pačio išangės kanalo į paviršių. Ir dažniausiai pirmas pasireiškimas ir būna pūlinys, perianalinis abscesas. Tai nebūtinai 100% yra fistulė. Kartais būna kažkokios poodinės, dermoidinės cistos ar ateromos ar kažkas tai, kas supūliuoja ir imituoja paraproktitą. Gali būti ir kitokių odos bėdų, dėl ko gali pasidaryti pūlinys. Bet nutikus pūliniui ir jam po operacijos sugijus visada yra rekomenduojama pasirodyti pas proktologą, kad išsiaiškinti, yra ta fistulė ar nėra. Nes jeigu yra fistulė, tuomet pūliniai kartosis ir kol nebus išspręstas fistulės klausimas, tol pacientas kas kažkiek laiko vis periodiškai turės tą ūmę būklę, tą pūlinį, tą infekciją. O kaip žinot, kad tas pūlinys, skausmas, karščiavimas? Paprastai skauda aplink išangę, pačią išangę, kartais net ir sėdmenį, jeigu jis didesnis, ta vieta dažniausiai išrausta, patinsta, kartais net jie pūliniai savaime pratrūksta ir pradeda pūliai tekėti. Paprastai pacientai kreipiasi, atsiradus tokiai situacijai, į priėmimo, pavyzdžiui, skyrių, 4, 5, 6 dienų bėgyje nuo simptomų pradžios. Yra kantrių, kurie ir ilgiau pralaukia. Aišku, kuo ilgiau pacientas laukia, tuo didesnė po operacinių, po to pūlinio problemų tikimybė. Iš tikrųjų galėtumėm turbūt keliauti dar toliau į žarną, ar ne? Ir ten atrasti dar visko. Minėjom pradžioj kraujas. Žmonės kraują tikrai, jeigu sieja su kraujavimo iš išangės, tai dažniausiai su hemorojum. Dažniausiai taip jie galvoja. Bet kai kurie užduoda irgi klausimą, o man nėra čia storosios žarnos vėžio. Tai gal galėtumėm dar nukeliauti toliau ir pažiūrėti, kas ten dar atsitinka ir kodėl tas kraujas ten atsiranda kartas nuo karto. Šiaip iš tikrųjų tas klausimas, ar man nėra vėžio, čia labai dažnas. Pacientai, kurie ateina, sakykim, pamatę kraują, tai būna, aišku, jie sako, aš manau, kad man hemorojus. Čia praktiškai visi taip pasako atėję, bet po apžiūros klausimo, tai vėžio nėra. Tikrai klausia tiek jaunesni, tiek vyresni šito klausimo, tai taip, visi bijo tų onkologinių ligų, tai yra labai natūrali baimė. Ir tai nėra tokia dažna ta situacija, bet taip, kartais pasitaiko, kad tiesiog žarnoj randamas yra. Tai galbūt navikas, galbūt polipas, kuris galimai ateityje galėtų suvėžėti. Be abejo, tokius pacientus, jeigu kyla įtarimas, tai visada nukreipiu kolonoskopiją, jeigu reikia, ir ar ten kompiuteriniam tomografijam, magnetiniam rezonansam pagal situaciją, kas ten toje vietoje vyksta. Dar viena kraujavimo priežastis yra būtent iš žarnyno, be onkologinių ligų, yra kolitai. Tai yra uždegiminės žarnyno ligos. Tai yra opinis kolitas, Crohno liga, kas gali ganėtinai stipriai kraujuoti ir sukelti lygiai taip pat išangės skausmus. Ir pacientam... Ar tai dažna būklė? Bent jau pas proktologą patenka pacientai nedažnai, bent jau pas mane nedažnai pasitaiko, bet taip, karts nuo karto būna.
Ir tuomet, aišku, jau aš padarau, kas priklauso iš mano pusės, mano tyrimus. Ir jeigu aš įtariu, kad tai yra, sakykime, Krono liga, pavyzdžiui, aš pacientą iš karto nukreipiu pas gastroenterologą ir iš karto kolonoskopiją. Nes tokiam pacientui visada tikslinga yra padaryti kolonoskopiją, įvertinti pažeidimo lygį, paimti biopsijas, diagnozės patvirtinimui, ir kad galėtų gastroenterologas toliau sėkmingai gydyti šitą ligą. Tai jūs bendradarbiaujate su gastroenterologais? Stengiamės. O jeigu dar pakalbėtumėm apie storosios žarnos ligas, tai minėjot kolitus, divertikulitai, pavyzdžiui. Taip, yra ir tokia liga. Kaip ją įtarti? Divertikulus, pačios divertikuliozę, pačią iš savęs, jeigu neturi jokių simptomų, tai įtarti yra, nežinau, nėra kaip įtarti, jeigu nieko nedaro. Nes divertikulai storam žarnyne dažniausiai atrandami atsitiktinai, jeigu besimptomiai, kolonoskopijų metu. Galima įtarti juos kliniškai, jeigu pacientas turi skundus kažkokius. Tai kažkokie uždegimai atsiranda, skausmai kairiam šone, gali kraujuoti. Divertikulitas gali kraujuoti ir taip pacientai dėl to netgi atsiduria ir ligoninėje, kai yra divertikulų uždegimas su kraujavimu, kas pasitaiko dažniau vyresniems žmonėms. Na, žodžiu, didelis spektras čia problemų. Klausimas turbūt dažnas pacientų, o kaip pasiruošti koloproktologo apžiūrai? Nes pas kai kurios kitus gydytojus keliaujama, tiesiog net ir nepasiruošus. Yra žinoma, kad ateisi pas kardiologą, tai geriau būk nevalgęs, tai paims tau kraujo tyrimus, pažiūrės lipidus. Na, o eiti pas koloproktologą, kaip reikia pasirengus? Pirmiausia, tai psichologiškai. Kaip aš sakau, nusiteikti ir pasiruošti. Nes ta konsultacija, kol mes kalbamės, tai kaip ir viskas atrodo normalu. Apžiūra, jinai nėra maloni, taip yra, dėja. Paprastai jinai nėra skausminga. Tai to bijoti nereikia ir apžiūra būna greita. Nes pacientai įsivaizduoja, kad... Ne valandą. Kad ten valandą, pusę valandos sukankinsim, žodžiu, ne, tikrai ne, taip nebūna. Jeigu pacientams skauda, aš sakau, ką pasakykit, tikrai nekankinsim, sustosim, geriau paskirti gydymą ir susitikti po kažkiek laiko, nes apžiūra, kai vyksta ir pacientas nori tau įspirti, tai kažkaip nelabai smagu. Pasiruošimas pats iš savęs nėra sudėtingas. Reikia padaryti klizmutę, grubiai apie porą valandų prieš susitikimą su proktologu. Viskas. Būt pasituštinus. Aišku, rekomenduojama tą dieną, konsultacijos dieną labai stipriai nevalgyti didelių patiekalų, tam, kad tas žarnynas nebūtų pilnas išmatų apžiūros metu. Aišku, mes čia ne kolonoskopija, mes nežiūrėsim visų 2 metrų storžarnės. Žiūrim, yra tik tiesioji žarna. Bet vėlgi, kad ją kokybiškai galima būtų apžiūrėti, taip rekomenduojama atlikti klizmutę. Va, paminėjot kolonoskopiją, bet nukreipėt nemažai pacientų turbūt išsitirti detaliau ir čia irgi egzistuoja daug įvairių mitų. Žinot, aš susidūriau su tokiu pasakymu, tai aišku, čia visi liepia nevalgyti, išsivalyti žarnyną, bet kiek tai svarbu, reiškia, ir kodėl taip kolonoskopijos metu tas pasiruošimas yra toks svarbus. Gal galėtumėt pasakyti tiem žmonėm, kad svarbu, kad nebūtų ten tų išmatų tame žarnyne apžiūrint? Taip, tai yra labai svarbu, todėl kad per išmatas mes nematom dalykų. Tiek aš žiūrėdama tiesiog žarnoje galiu nepamatyti kažkokių ten polipų, žaizdelių, opų ar kažko tai, o kolonoskopijos metu tikslas yra apžiūrėti žarnyną kuo kokybiškiau ir galbūt jeigu yra polipas, galbūt tą polipą ir pašalinti, sakykime, tai jeigu yra išmatų likučių, mes kažką praleidžiam. Sako, aš praktiškai nieko nevalgau, kokios ten išmatos? Netinka šitas pasakymas, vis tiek reikia sugerti tuos tirpalus, vis tiek reikia išsividuriuoti, taip, tai yra nemalonu, taip, tai yra darbas realiai, pusės dienos praktiškai darbas, bet jeigu mes norim turėti kokybišką tyrimą ir kokybišką rezultatą ir tiksliai žinot, kas vyksta, tai be abejo tai yra reikalinga. Nes jeigu kolonoskopuotojas darydamas tyrimą eina tarp išmatų, tai jis negali pateikti jokio rezultato. Tyrimą realiai tada reikės kartoti. O tas tyrimas savaime baisus, kai kurie žmonės bijo to tyrimo kolonoskopijos. Gal galėtumėt ką nors jiem irgi dar pasakyti apie patį tą tyrimą? Tyrimo pačio iš savęs kaip bijoti nereikia. Vėlgi reikia nusiteikti, pasiruošti. Tyrimą daryti tada, kada jį reikia, o ne, nes yra pageidavimų, kad profilaktiškai noriu kolonoskopijos. Nereikia profilaktiškai kolonoskopijų daryti, yra indikacijos, kada šitas tyrimą daryti, nes jis turi savo rizikas, turi savo komplikacijas galimas. Vėlgi šitas tyrimas yra daromas su anestezija dažniausiai, tai vėlgi egzistuoja anestezijos komplikacijos, bet svarbiausia yra pacientui psichologiškai vėlgi pasiruošti, kad aš einu išsitirti, nes man yra tokia ir tokia bėda ir man reikia žinoti, ir gydytojai mano reikia žinoti,
kas su manim darosi ir kaip man padėti. Tada pasiruošimas įvyksta, tas tirpalų sugerimas, išsividuriavimas ir tada tiesiog jau pasikliauti anesteziologui ir kolonoskopuotojui, anesteziologas, kuris užmigdys, kad žmogui neskaudėtų ir kad kolonoskopuotojas galėtų kokybiškai ir greitai atlikti tą tyrimą. Kuo geresnis pasiruošimas, tuo be abejo greičiau tas tyrimas įvyksta. Viena pacientė, su kuria kalbėjau čia nesenai, sakiau, kad eisiu filmuoti laidą su koloproktologė ir jinai uždavė tokį labai įdomų klausimą. Sako, paklauskite daktarės, o kas koloproktologą erzina labiausiai pacientų tarpe ar iš pacientų pusės, nes matyt jie turi tų, kaip jau sakiau, baimių eiti pas koloproktologą. Tai sako, paskui man pasakysite, tai dabar noriu, kad visiems klausytojams ir žiūrovams būtų aiškiai pasakyta. Visgi, kas nepatinka pacientų elgesy ateinant pas koloproktologą? Man nepatinka, pacientai būna nepasiruošę, nors žinojo, kad reikia pasiruošti. Tai va šitas nepatinka dalykas, nes... O ką jie sako, kad... Man nieks nesakė. Jeigu pasakė, kad pamiršau, neturėjau galimybės, viskas okei, gyvenimas vyksta. Bet kai sako, man nieks nesakė, bet aš žinau, kad sakė, tai va labai nepatinka šitas dalykas. Nepasirašai, paimi, pasakai, nepasirašiau ir viskas. Labai erzina, kiek vandens išgerėt. Oi, aš daug vandens išgeriu. Tai kiek? Tai pusę litro. Tai nedaug. Tokie va čia gyvenimo smulkmenos. Šiaip mano pacientai manęs neerzina, man patinka mano pacientai. Kartais jie būna tokie kaip tik labai nuoširdus. Atrodo, manęs labai bijo, net būna ir rankos dreba ir verkia ir visko būna, žinokit, tikrai. Bet taip mes kai pradedam kalbėti, po truputį žmonės, kad ir kokia tai tema yra, gąsdinanti tabų tema, jie pabiškai atsiveria ir mes ganėtinai kaip draugiškai pasišnekam ir išsprendžiam visas problemas. Tai didžioji dalis pacientų tikrai manęs neerzina ir aš myliu savo pacientus. O kaip pasikeitė apskritai koloproktologija, pavyzdžiui, per 10-metį paskutinį? Į ką jinai juda, kokios jos kryptis, ką jūs matote atsiveriant šitai specialybei vis labiau? Atsiranda daug naujų metodų gydymo. Iš tikrųjų, kaip ir visam pasauliu modernėja ta koloproktologija, tiek medikamentinis gydymas keičiasi, tos pačios žvakutės tepaliukai irgi kaita jų vyksta, naujos kombinacijos atsiranda, galbūt 2 viename tokie dalykai, kuo anksčiau galbūt rečiau pasitaikydavo, operavimo būdai pasikeičia, tas pat lazerinės hemoroidektomijos, aišku, jos yra jau kuris laikas, bet ir ne tik tas senas geras Milligan Morgan operavimo metodas, dar turim technologijų kitų. Pastebėjau aš asmeniškai, kad daugiau moterų eina į šitą sritį. Aišku, tai jų nėra tiek daug, kiek galbūt vyrų, bet taip, jų eina daugiau. Apskritai chirurgija renkasi daugiau moterų. Tabu sulaužytas, kad čia tik tai vyrų profesija, nes tai yra sunki, turi dirbti. Tai yra sunku ir fiziškai, ir psichologiškai. Bet taip vis daugiau moterų renkasi šitą specialybę. Tai va, taip progresas vyksta, aš manau, šitą kryptį. Dar norėjau paklausti apie jūs pačią. Kaip jūs pailsite? Nes iš tikrųjų dirbate daug. Konsultuojate, operuojate, sukatės tame rate darbo, šeima, daugelis kitų dalykų. Gydytojai dažnai yra iššūkis. Tai kaip jūs atrandate savo dvasinę ramybę po to darbo? Sportuoju. Pirmiausia, nes tada geriausiai pailsi galvą. Nieks nesako, kad aš irgi čia vaikštau 5 kartus per savaitę į sporto klubą, bet aš mėgstu išeiti pasivaikščiot, nes aš gyvenu Vilniaus rajone, tai po miškus pasivaikščioti su savo dukra ir aš siuvinėju. Aš labai mėgstu siuvinėti, tai kai tik turiu laisvo laiko, dažniausiai, aišku, tai būna šaltuoju metų periodu, nes vasarą be abejo kitos veiklos gamtoj, mėgstu siuvinėti. Matot, gerbiami klausytojai ir žiūrovai, gydytojai irgi yra žmonės. Prenumeruokite mus. Ir iš tiesų dar norėčiau paklausti paskutinio klausimo, ką jūs norėtumėte palinkėti pacientams? Nes čia yra gal unikali galimybė pasakyti pacientų bendruomeniai, kaip gydytoja koloproktologė, iš tikrųjų galbūt duoti kažkokių patarimų, apibendrinant jau mūsų pokalbį. Pirmiausia, tai aš norėčiau palinkėti nebijoti. Išdrįsti, ateiti, pasirodyti pas specialistą, ar pas vyrą, ar pas moterį,
galima rinktis drąsiai, kaip kam labiau patinka. Tiesiog, jeigu kyla kažkoks klausimas, neramu, tai geriau ateit, pažiūrėt ir po to ramiai gyventi. Tai nėra taip baisu, kaip atrodo, taip, tai nėra malonu, bet tai yra labai greita ir tada galima ramiai savo miegoti. Gydytoja Vita Klimašauskienė, gydytoja koloproktologė, šiandien buvo su mumis. Ačiū už pokalbį ir iki sekančių susitikimų. Ačiū Jums.